5 priežastys, kodėl verta į savo mitybos racioną įtraukti daugiau skaidulų. Skaidulos – tik augalinio pagrindo maiste randamos maistinės medžiagos, kurios virškinimo trakte nėra pasisavinamos, tačiau vis tiek itin svarbios mūsų organizmui. Dažniausiai skirstomos į vandenyje tirpias ir netirpias, tačiau nevertėtų sukti per daug galvos, nes dažniausiai skaidulinguose produktuose yra abiejų rūšių. Taigi 5 priežastys, kodėl verta įtraukti skaidulas į savo racioną. Netirpios skaidulos užtikrina gerą žarnyno peristaltiką, reguliarų tuštinimąsi, o tuo pačiu mažina ir storojo žarnyno vėžio riziką. Netirpios skaidulos pamaitina ir palaiko mūsų žarnyne gyvenančių gerųjų bakterijų, tokių kaip lactobacillus ir bifidobakterijos populiaciją. Tirpios vandenyje skaidulos gali padėti reguliuoti cholesterolio kiekį kraujyje. Vykstant absorbcijai plonajame žarnyne, skaidulos prisijungia prie cholesterolio esančio tulžyje ir taip skatina jį pasišalinti kartu su išmatomis. Vadinasi, kad cholesterolis nėra absorbuojamas atgal į kraują. Dėl skaidulinių medžiagų esančių maiste nepatiriame staigių gliukozės šuolių kraujyje. Skaidulingas maistas didina sotumo jausmą ir mažina norą nuolat užkandžiauti. Tiesa, šis efektas pasireiškia ne iš karto, bet po kelių valandų pavalgius, kai maistas juda žarnynu ir pasiekia specialius receptorius, iš kurių siunčiamas nervinis impulsas į smegenyse esantį alkio centrą ir pranešama, kad mes jau esame sotūs. Todėl vieno valgio metu suvalgius, pavyzdžiui, dubenėlį lęšių sriubos, kito valgio metu greičiausiai, kad nenorėsime suvalgyti daugiau negu įprastai ir pasisotinsime greičiau. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie skaidulinės medžiagas, jų šaltinius, kiek jų reikėtų suvalgyti per parą, mielai kviečiu atvykti į gyvensenos medicinos konsultaciją.